Pirmas ciklas buvo, iš tiesų iš viso dariau ne piešinį, o litografiją, jis vadinasi Pregnant Matter. Lietuviškai nežinau, gal išverščiau vaisinga materija. Bet darydama litografiją, supratau, kad aš iš tiesų ne tiek išnaudoju litografijos techniką, kiek aš tiesiog piešiu ant akmens ir man labiau patiktų iš viso tiesiog piešinius daryti. Ir toliau pratęsiau jas bepieždama tą ciklą. Ir tuo pačiu metu visiškai paraleliai, tai jeigu šitą pirmąjį ciklą dariau čia spaustuvėje grafikos centre, tai kitą ciklą dariau visiškai tuo pačiu metu maždaug savo namuose prie stalo, piešiau tokius lyg pasaulio pabaigos piešinius. Ir visiškai neplanavau, kad jie galėtų kažkaip apsijungti kartu tuo metu, kai juos aš pradėjau. Tik tais vėliau kažkaip supratau, kad aš juos abu vystau ir vienas lygtais yra apie tokią kaip ir pradžią, kitas yra apie pabaigą. Visai jungiasi tematiškai, nors ir kaip ir oponuoja vienas kitam, bet jie vis tiek susiveria ant vienos ašies, pradžia ir pabaiga. Vienoje dalyje piešinių yra vaizduojamas toksai, nežinau, gyvybės veržlumas, toks gimimas nuolatinis. Tuo tarpu kituose, pavyzdžiui, ten šoniniuose ir čia ant šoninių sienų esančiuose, tai yra apokaliptiniai vaizdai ir kaip tik vaizduojamas toksai pasaulio byrėjimas, irimas, skilimas į dalis. Ta pabaiga yra pateikiama kaip toks universalus kosminis reiškinys, kitose yra labiau einama į detalės, į tam tikras scenas. Visur norėjau, kad ta pabaiga jinai nebūtų kažkokia šokiruojanti. Matosi, kad yra vaizduojama mirtis, bet jinai tuo pačiu yra ir graži, jinai yra švelni, jinai yra estetiška. Dėl to, kad mano nėra tikslas šokiruoti siaubu kažkokiu tos pabaigos, nes bent jau šitoj parodoje aš norėjau, kad viskas sukurtų vientisą jausmą, kad pabaiga yra graži, nes jinai duoda pradžią. Ir aš manau, kad norėčiau, kad tai ir jaustųsi, ypač iš šitų piešinių. Tie pabaigų piešiniai tai ir prasidėjo nuo to geltono ir raudono, kur yra tarsi atskiros pasaulio pabaigos fazės vaizduojamas. Aš čia turėjau įkvėpimo ir iš ankstyvojo renesanso darbų, tik tais šiais laikais apokalipsė yra ne paskutinysis teismas, o mes realiai faktiškai žinome, kaip įvyks, kokia bus Žemės pabaiga, kad Saulė taps raudonąja milžinė ir Žemės nebeliks. Tai čia galbūt tiek atsispindi, bet ir tas visako irimas ir skilimas į dalis turėtų vaizduotis. Bet tuo pačiu toksai vieningas, ta pabaiga, jinai tokia, norėjau, kad jinai būtų graži, jinai būtų švytinti, kaip tame geltoname. Pabaiga yra užlieta švytinčios auksinės šviesos arba raudonos šviesos, kuri viską kaip ir apjungia į tokį gražų vienijantį reiškinį. Čia yra kelių metų darbas šitie piešiniai, tai visai ir man atrodo, kad ir jaučiasi, kad pasikeitė mano piešimas per tuos metus ir praėjo keletą fazių. Nuo tokių apokaliptinių triptikų prie konkretesnių scenų vaizdavimo. Mano favoritas yra šitas mėlynas darbas. Iš tiesų tai jis yra paskutinis, kurį padariau, nes gal jame apsijungia mano nuomonė tie motyvai, tie liūdni motyvai, tokie referuojantys į mirtį kažkokią, pavyzdžiui, sakykime, žuvų kaulai ir taip toliau, tam tikras papuošalų šiukšlynas, aš taip jį pavadinčiau ten, bet tuo pačiu jisai gana akivaizdžiai kalba ir apie grožį kažkokį, apie tyrumą. Ta mėlynas
spalva, auksas, perlai, vanduo, šukos, visą tai man asocijuojasi su grožiu ir čia ta kažkokia mirtis ar pabaiga vaizduojama man yra tyra tam tikra prasme. Individualiai save iškelti, mano nuomonė, yra labai sunku, arba aš tokios patirties neturiu, kad tai tikriausiai galbūt vienas kitas tikrai gali tai padaryti, bet man atrodo, kad tai yra labai sunku ir turėti, pavyzdžiui, dailininkų bendruomenę, kur galima ir, kur, kaip sakai, vienas kito ir atstovauti galima, ir kaip institucija gali suteikti pagalbą ir tam tikrą struktūrą, tai man tai atrodo nuostabu, nežinau, atrodo turėtų būti labai reikalinga. Nežinau, man atrodo labai sunkus yra menininko gyvenimas, jeigu tu tik pats ant savęs stovi ir pats į save remiesi. Gal čia mano įsivaizdavimas yra kažkoksai klaidingas, bet taip man atrodo, neatrodo lengva. Man, šiuo metu, dabar, jeigu paklausus, tai man aktualu yra parodų organizavimas ir viešinimas. Galvoju įstoti į Dailininkų sąjungą.